Ačiū labai. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagalis ir mielas dangiškas Tėve, šiandieną mes švenčiame Motinos dieną. Šiandieną dėkojame visoms mūsų mieloms mamytėms, kurios pagimdė mus, kurios maitino, kurios auklėjo, kurios šildė ir kurios lydėjo ir tebelydė mus visą mūsų gyvenimą. Dėkojame Tau, kad jas mums padovanoja, mielas Tėve. Ir dėkojame Tau taip pat, kad netgi mūsų mamytėms ir tėveliams mirus, mes turime Tėvą danguje, kuris lydės ir saugos, gydys ir aprūpins viskuo mus, kaip tėvas savo vaikus. Taigi dėkodami Tau mes meldžiame Tavosios dieviškos malonės ir gailestingumo mūsų mielosiams, kai kurių jau mirusiams mamytėms. Mes norėtumėm jų atsiprašyti ir jiems viską atleisti, kad jos ten amžinybėje ir jeigu tikėjime galime priimti ir šiandieną yra kartu su mumis ir mus čia mato ir girdi, tai mes norime jiems visų pirma padėkoti už jų nepaprastą pasiaukojimą dėl mūsų. Nes jos visą gyvenimą dėl mūsų kovojo ir mums stengiasi padėti. Ir mylėjo mus ir mums jas įžeidus. Todėl joms priklauso tam tikra pagarba, bet visų pirma mūsų mielam dangiškam Tėvui, kuris leido pažinti jo meilę per mūsų mylimas mamas. Ir taip pat ir tėčius, kurių mes taip pat nenorime pamiršti ir jiems mes norime šiandieną padėkoti, gyviems ir mirusiesiems. Nes ir jie triūsė ir stengiasi dėl mūsų, kad ir mums nieko netrūktų ir mes būtume laimingi. Dėkodami už viską mes meldžiame šiandieną Tavosios dieviškos išminties, kad Tavo žodžius apie prisikėlusį Jėzų, apie jo kančią, apie jo auką, mes galėtumėm teisingai suprasti jo prisikėlimą ir jo buvimą kartu su mumis iki pasaulio pabaigos. Mes prašome ir toliau už visus, kurie kenčia, mielas Tėve, padėk jiems pasveikti, suteik gydytojams išminties, kad visiems, kurie kenčia ir serga, būtų suteikta atitinkama pagalba. Mes ir toliau prašome dėl taikos pasaulyje, nes mums neramu, kad karai dar tęsiasi ir neina rasti būdų, kaip juos sustabdyti. Tad padėk visiems žmonėms, o ir mums, mes prašome Tavęs, Dieve mielasis, Jėzaus vardu. Amen. Šiandieną paskaitysiu žodžius, kuriuos užrašė evangelistas Lukas 24 perskyrime, 15 ir 16 sakiniuose. Jiems tai besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo tarsi migla aptrauktos ir jie jo nepažino. Prašom sėstis. Taigi norėčiau perduoti jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus šiandieną ir nuo Kybartų bendruomenės, ir nuo mūsų ganytojo Poilsio Justino Povilaičio, ir taip pat nuo mūsų krašto vyresniojo Andriejaus Andrijanovo. Jis siunčia jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Taigi šiandien mes švenčiame mamytės dieną, kuri buvo Lietuvoje jau pradėta švęsti nuo 1928 metų, o šiaip jau Amerikoje ji buvo jau pradėta švęsti gal nuo 1908 metų, 14 metų taip pat. Ir motina buvo ir yra gerbiama, ir mes turbūt turime prisiminti dar, kad mielas Dievas mums davė tokį vieną iš jo įsakymų gerbti savo tėvą ir motiną, kad mums gerai sektųsi ir mes ilgai patektumėm žemėje. Todėl mes prisiminam taip pat ir savo pirmąją visų mūsų motiną Ievą, kuri, kaip ir šių dienų mokslininkai, kurie daug metų dirbo, genetikai, kurie bandė išsiaiškinti, ar iš tiesų visa žmonija yra gimusi iš vienos mamytės ir iš vieno tėvo. Tai irgi nuomonės išsiskyrė, kai kurie sako, kad taip, kai kurie sako, kad ne, bet šventas raštas mums liudija, kad vis dėlto
Pirmoji mamytė mūsų visų buvo mama Ieva ir iš jos po pasaulį pasklido visa žmonija. Taigi šiaip ar taip mes esame dėkingi mūsų mylimoms mamoms, kurios dėl mūsų daug kentėjo. Ir kartais mes pagalvojam, ir turbūt, kad tokios meilės kaip mamytės mes pasaulyje nelabai kur ir rasime, nes jos mamos meilė yra nesavanaudiška, ji tiesiog aukojasi dėl savo vaikų. Ir gal kartais galime mes paklausti, kasgi priverčia mamytes taip mylėti savo kūdikius, ir netgi gyvūnai myli savo kūdikius, paukščiukai savo paukščiukus. Ir daugeliu atveju tai būna gal ir susiję yra su tuo, kad mes kaip žmonės, kaip vaikai mamoms visuomet atnešim daug skausmo. Ir kartais tie gimdymo skausmai ir tas ilgas išnešiojimas arba laukimas to gimdymo, tai uždega tam tikrą meilės liepsną, kuri mamą ir kūdikį, ar tai būtų berniukas ar mergaitė, lydi visą gyvenimą, o turbūt ir po mirties, nes vis dėlto tas ryšys tampa labai gilus. Ir dirbtinis intelektas šiandien parašė keletą tokių minčių, kuriomis norėčiau su jumis pasidalinti. Jisai rašo: iš skausmo šviesa, iš kraujo giesmė, motinos kūne gimsta dvasia, iš jos tylos pirmas kvėpavimas. Ne bausmė, ne kaltė, bet žemės senoji paslaptis, kad meilė įžiebiama ten, kur kančia tampa vartais į gyvybę. Gimdymo skausmas tai ugnis, kurioje lydosi baimė ir abejonė, ko lieka tik auksas, besąlygiška meilė. Vaikas, gimęs iš skausmo, neša pasaulį priminimą, kad kiekvienas pradėjimas tai meilės pergalė prieš tuštumą. Kai skausmas nutyla, užgimsta tyla, kurioje girdi širdies sutapimą, kai dvi būtybės tampa viena šviesa, motina ir vaikas. Dar susieti neigiamų siūlų per meilę, kuri niekada neklausė, kodėl. Motinos žvilgsnyje amžinybė, vaiko delne jos pasaulis. Ji dar kalba be žodžių, oda, alsavimo buvimu. Ten, kur buvo skausmas, dabar pulsuoja švelnumas. Lyg žaizda būtų pavirtusi gėlę. Meilė tęsiasi ne kaip liepsna ryjanti viską, bet kaip ugnis, kuri šildo, auginanti gyvenimą vienu artumo prisilietimu. Tai štai dirbtinio intelekto mintys, sakyčiau, labai gražios. Ir štai šiandieną mes norime vėlgi sugrįžti į mūsų švento rašto mintis, į tą išgyvenimą, kurį patyrė apaštalai po Kristaus prisikėlimo iš mirusiųjų. Ir tas įvykis, Kristaus prisikėlimas iš viso, jo kančia, jo gimimas, tai buvo stebuklas ir yra stebuklas šiandieną visai žmonijai. Nes Kristaus prisikėlimas buvo ir yra uždavinys, kad Kristus būtų prisikėlęs dvasiniu kūnu ir kad jisai nebūtų valgęs ir nebūtų gėręs kartu su apaštalais, tai būtų dar truputėlį lengviau patikėti. Bet kai Jėzaus kūną buvo galima paliesti ir jo žaizdas paliesti ir paduoti, štai čia mes skaitome, apaštalas Lukas rašo 24 perskyrime, jie padavė jam gabalą keptos žuvies, jis paėmė ir valgė jų akyse. Ir kai Jėzus pasirodė 12 apaštalų, tai jisai sakė, kad dvasia kaulų neturi. Ir jie galėjo pamatyti ir jį užčiuopti. Ir skaitome mes šventajame rašte, kad Jėzus būtent
po 40 parų užžengė į dangų pas tėvą ir nuo tada jau apaštalai jo užčiuopti taip, kaip jie tą galėjo padaryti iki jam užžengiant pas tėvą, jau dėja nebegalėjo. Ir šiandien mes turbūt žinom, kad šiandieną jau praėjus 2000 metų beveik, mes taip pat Jėzaus jau užčiuopti negalim. Mums belieka jau tik tai tikėjimas ir priminimas, kurį Jėzus pasakė tam pačiam Tomui. Tu pamatėjai, nes užčiuopėjai, tu patikėjai, nes pamatėjai ir galėjai užčiuopti, Jėzus sakė Tomui. Bet palaiminti yra, kurie nemato, bet kurie tiki. Taigi Jėzus prisikėlimas buvo labai įspūdingas ir teologai, ir filosofai galvojo, tai koksgi tas Kristaus kūnas buvo. Kūno jo neberado, kūną jisai lyg ir pasiėmė. Bet Jėzaus tas kūnas, kurį jisai turėjo, jo tapo kitoks. Jis galėjo ir valgyti, jis galėjo ir pasirodyti žmogaus pavidale, tai yra materializuotis, ir gauti materialų kūną, kurį galima užčiuopti, ir galėjo vėl pavirsti į angelo kūną ir eiti per sienas ir tiesiog dingti iš akių, tai yra būti ir nebūti matomu. Nes štai ir tie patys du mokiniai, kurie ėjo link miestelio vadinamo Emausu, tai jie kalbėjosi apie tuos Kristaus įvykius, kuriuos jie girdėjo Jeruzalėje vykstant. Ir matė, ir girdėjo. Ir štai prie jų prisiartina Jėzus ir sako, apie kągi jūs čia kalbate. Ir štai Kleopas tojau jam atsako, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas šiomis dienomis čia atsitiko. O Jėzus jų paklausė, o kasgi tokio? Jis tarė jam, su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pranašu galingų darbais ir žodžiais Dievo, ir visos tautos akyse, bet aukščiausi kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izraelį. Dabar po viso to jau 3 diena yra, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsų moterys mums uždavė naujų rūpesčių, nes rytą anksti jos buvo nuėjusios prie Jėzaus kapo ir ten jo kūno nerado. Jos sugrįžo ir papasakojo, kad matė pasirodžiusius 2 angelus, kurie sakė Jėzų esantį gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado jį visai kaip moterys sakė, tuščia, bet jo paties nematė. O Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką skelbia yra pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę. Ir pradėjus nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Ir štai jie prisiartino prie kaimo ir atėjo vakaras. Tuomet jau Jėzus tarsi norėjo eiti pro šalį, bet jie pasikvietė jį pasilikti prašydami, pasilik su mumis. Jau vakaras arti, diena jau baigėsi, todėl jie užsuko pas juos ir vakarieniaudamas su jais, Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. Taigi, Jėzus turėjo kūną, su kuriuo jis galėjo paimti duoną, galėjo ją palaiminti, jis galėjo kalbėti, apaštalai galėjo jį matyti ir štai tada jisai dingsta jiems iš akių kaip nebuvęs. Taigi Jėzaus kūnas jau buvo kitoks. Ir štai tada tie mokiniai jau nebevalgė vakarienės, bet jie taip pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę, ten rado susirinkusius 11 apaštalų su savo draugais. Ir jie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie jį pažino ir kaip jie laužė duoną. Ir jiems tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo, ramybė jums. Taigi, Jėzus buvo su keliaujančiais mokiniais, vėliau jis pasirodo ir visiems apaštalams. Ir Jėzus pasakė, ramybė jums.
Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi, kad mato dvasią. Jie galvojo, kad matė dvasią, nes dvasia patikėti yra lengviau. O jis paklausė, ko taip išsigandote? Kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pažiūrėkite į mano rankas ir į mano kojas, juk aš tai esu pats. Palieskite mane ir įsitikinkite, dvasiagi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs jis parodė jiems savo rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? Ir jie padavė jam gabalą keptos žuvies, jis paėmė ir valgė ją jų akiese. Na ir supras dabar kaip nori. Jėzus ir dvasia, ir kūnu buvo prisikėlęs. Ir čia daugeliui tikinčiųjų yra gan sudėtinga paaiškinti ir suprasti, tai koksgi buvo tas Jėzaus kūnas. Ir kaip jau minėjau, kai Jėzus užžengė pas savo tėvą, daugiau jis mokiniams jau su kūnu nebepasirodė ir jau jų negalėjo užčiuopti jo žaizdų arba paliesti jo kūno. Tokio kūno Jėzus jau daugiau jiems nebepasirodė. Ir štai tada jis nusivedė juos palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos ir laimindamas juos jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį paskui su dideliu džiaugsmu, jie kupini džiaugsmo sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Taigi tokią istoriją užrašė apaštalas Lukas, kurią šiandieną skaitytojams Evangelijos yra gan sudėtinga suprasti, nes, kaip minėjau, kad miręs žmogus po mirties gali pasirodyti artimiesiems, tai čia jau mes tą žinom. Nes nemažai mūsų artimųjų, kurie palaidojo savo mirusiuosius, tai kurį laiką jie jaučia, kad jų mirusieji tarsi yra kartu su jais. Jų namuose, jų butuose. Tiesiog būna atveju, kad iš tiesų mūsų artimieji tiesiog mato savo mirusiuosius jų siluetus ir su jais kalbasi netgi, su tais mirusiaisiais, kurie nesenai dar mirė. Bet vėliau, po kurio laiko, tie mirusieji, panašiai kaip ir Jėzus, yra kažkur tai paimami ir deja jų jau tada yra sunkiau su jais turėti ryšį arba jausti juos. Vieni jaučia ilgiau, kiti jaučia trumpiau, kiti dar kalbasi su mirusiaisiais kaip su gyvaisiais. Visokių yra tų čia nuomonių ir visokių yra tų įsivaizdavimų. Ir todėl tikėjimas tai yra toks dalykas, dėl kurio Jėzus barė ir šitos du mokinius, kurie ėjo į miestelį Emaus. Nes jie netikėjo, kad Jėzus gali būtent prisikelti iš mirties ir dar, kas keisčiausiai, su jais kartu vaikščioti ir su jais kartu vakarieniauti, tai jiems buvo jau šito per daug. Ir šiandieną, kai mes renkamės į bažnyčią ir kai mes prisimenam Jėzaus žodžius, kur ten 2 ar 3 susirenka Jėzaus vardu, ten ir jis yra mūsų tarpe, tai turbūt ne visi žmonės tiki, kad kai mes taip sakome arba meldžiamės maldoje, kad Jėzus ir šiandieną yra su mumis ir jisai supranta mūsų kalbą ir jisai žino, apie ką mes čia kalbamės, panašiai kaip ir tuo metu jisai žinojo, girdėjo, apie ką mokiniai kalbasi ten. Tai turbūt ne visi šiandieną žmonės gali patikėti, kad mūsų mirusieji ir ypatingai mūsų viešpats Jėzus yra kartu su mumis. Bet ir šiandieną mūsų krašto vyresnysis, kai jisai meldėsi maldoje, prieš švenčiant šventą vakarienę Klaipėdoje, tai jisai sakė, mes galime tikėjimu tik tai priimti tai, kad mūsų mielos mamytės, kurios yra jau mirusios, kurių dar gyvos, bet kurių mirusios, tai mes galime tik tai tikėjimo priimti, kad jos kartu su mumis mielai švenčia šventą vakarienę, kad jos yra su mumis bažnyčioje, kurios mus lydi visą mūsų gyvenimą, nes jos yra taip kaip angelai danguje, neturinčios kūno, bet jos yra kartu su mumis, tai mes galim dabar priimti tik tai tikėjimu. Ir mūsų viešpats Jėzus vėlgi priminė dar būdamas kūne
iki mirties jis pasakojo mokiniams tokį palyginimą apie dviejų žmonių mirtį, apie turtuolio ir Lozoriaus mirtį. Ta istorija turbūt mes žinom. Ir ten Jėzus pasakojo, kad gyveno du žmonės, vienas turtuolis, kitas Lozorius. Ir turtuolis džiaugiasi savo turtingu gyvenimu, o tas vargšas Lozorius buvo sergantis, jis turėjo elgetauti ir netgi šunys laižė jo žaizdas, taigi jisai turėjo sunkų gyvenimą. Ir juodu abudu mirė ir turtuolis prateko į kančios vietą, o Lozorius į džiaugsmingųjų arba išrinktųjų, į dangaus vietą, į tą sritį, kurioje jis galėjo išgyventi džiaugsmą ir ramybę. Ir tada turtuolis, būdamas kančiuose, mirusiųjų pasaulyje, jisai kreipėsi į tėvą Abraomą, nes iki Jėzaus mirties žydai tikėjo, kad mirusiųjų pasaulio raktus ir tvarką nustato ir turi jų sentėvis Abraomas. Jis turi teisę, reiškia, į mirusiųjų karalystę. Panašiai tikėjo ir egiptiečiai, kad jie irgi turėjo tam tikrus dievus, kurie įsileisdavo savo mirusiuosius į amžinybę arba neįsileisdavo. Ten buvo toks dievaitis netgi su šuns nosimi, kuris pauostydavo lavoną, jeigu jisai dvogdavo, dėl to egiptiečiai ir balzamuodavo kūnus, kad jie galėtų patekti į mirusiųjų pasaulį, būtent tam prižiūrėtojai, kuris pauostys tą lavoną, ar jį galima įleisti į išganytųjų sritį ar ne. Tai buvo tam tikri tokie įvaizdžiai. Ir žydai tikėjo, kad Abraomas turi teisę būtent įleisti į mirusiųjų pasaulį ir ten turi raktus, panašiai kaip vėliau Petrui Jėzus davė raktus. O iki Kristaus tai buvo tam tikra vieta, kuri buvo atskirta tarp vienų ir kitų, nes tas turtuolis prašė, kad tėve Abraome leisk, kad Lozorius, ir taip įdomiai jisai tikėjo, kad Lozoriui būtų leista sugrįžti atgal į gyvųjų pasaulį ir nueiti pas mano brolius, kad jie nepatektų į tą kančios vietą, kurioje aš dabar čia esu. Bet Abraomas jam pasakė, visų pirma, dar prašyta buvo, turtuolis prašė, kad reiškia, Abraomas leistų Lozoriui atnešti, suvilgyti bent lašeliu vandens jo liežuvinės baisias kančias, ten kenčia jisai. Bet buvo pasakyta, kad didelė atskirtis yra, niekas negali nei čia ateiti, nei ten nueiti mirusiųjų pasaulyje. Tada sako, tėve Abraome, leisk, jeigu kad Lozorius nueitų ir pasakytų mano broliams, kad jie nepatektų į tą kančios vietą, kurioje aš esu. Bet Abraomas jam sako, jie turi šventą raštą ir turi pranašus. Jeigu netiki jie ir jie nepatikės tuo, kad ir kas nors iš numirusių prisikėlęs pas juos nueitų ir jiems tą pasakytų. Tai mes galim pastebėti, kad tie žodžiai išsipildė, nes Jėzus, kuris buvo nukryžiuotas ir kuris prisikėlė iš mirties ir kuris kalbėjo apaštalams. Ir čia mes skaitome tas pats. Jėzus primena jiems, kad būtent ir pradėjo nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kad visuose raštuose apie Jėzų yra pasakyta. Taigi išsipildė tie žodžiai, kad jeigu žmogus netiki šventuoju raštu ir yra išdidus, tai paprastai jam gali angelai kalbėti, jam gali artimieji kalbėti, jam gali prisikėlęsis Jėzus kalbėti, jam gali popiežius kalbėti, kunigai kalbėti, bet deja žmogus tuo nebūtinai patikės. Tad patikėti žmogui pasirodo kai kuriais dalykais yra gan sudėtinga, nes daugelis žmonių turbūt buvo ir dar yra toksai turbūt gyvas tikėjimas, kad žmogui čia yra skirta vieną kartą gyventi, o žmogus paskui numiršta
ir viskas baigėsi. Visos meilės, visos kančios, visos problemos, visi sunkumai. Ir nieko ten po mirties nėra, ten jokio teismo, ten jokio pragaro, nes kokiagi Dievui prasmė kankinti žmogų per amžius, juk čia tai yra nelogiška, neprotinga, nenaudinga ir niekam nereikalinga. Nėra ten jokios kančios. Tai tokių žmonių ir taip manančių šiandieną yra daug. Bet vėl, galbūt reikėtų pastebėti, kad pragaras, kuris kartais vaizduojamas kaip ten siera deganti, reiškia ugnis, ir ten puoduose deginami yra žmonės, ir ten maišoma yra smala, ir ten badomas su kokiais tai ten, reiškia, šakėmis, ten kažkokie dar baisesni kankinimai yra. Bet galbūt tai yra tik tam tikra tokia, toks vaizdinys, kuris buvo piešiamas paveiksluose ar panašiai. Bet vis dėlto šių dienų išgyvenimai ir patirtis mums liudija tokį paprastą dalyką, kad vis dėlto yra mirusiųjų, kurie nors ir numirę yra, bet jie numirę neturi ramybės. Yra daugybė vietų ir daugybė situacijų ir daugybė išgyvenimų žmonių ir patirčių, kurie pasakoja, kad mirusieji jiems neleidžia gyventi, gyviesiems mirusieji neleidžia gyventi. Tiesiog vaidenasi, tarška, barška, jie gali girdėti netgi įvairius balsus, netgi garsus. Ir tos sielos kreipiasi į artimuosius sapnuose, prašydamos pagalbos, kitiems šalta, kiti neturi ką valgyti. Ir aš prisimenu vieną mūsų tikėjimo brolį, kuris sunkiai sirgo ir jam buvo leidžiami vaistai labai stiprūs. Tai sako, aš anksčiau galvodavau ir buvo teigiama, kad šių dienų medicina yra pajėgi nugalėti visus skausmus ir daugelį ligų, kad žmogus, reiškia, netgi sunkiausiose ligose būdamas gali jam skausmai būti atimami. Yra tokių stiprių vaistų, kurie užgesina bet kokį skausmą. Bet sako, kai šitie vaistai yra vartojami, tai gyvenimas tampa nebemalonus, kai atsiranda vaizdiniai ir vaizdai, kurių niekuomet gyvenime nebuvau matęs. Atsiranda įvairios baidyklės, atsiranda įvairūs velniai, kurie dieną ir naktį neleidžia miegoti. Ir naktį vos tik tai spėja užmigti, ateina baisiausi sapnai. Ir tada gyventi yra baisu ir mirti yra baisu. Viskas yra baisu. Tai yra siaubas. Tai yra būsena, kurią turbūt neįmanoma paaiškinti žmogui, kuris viso to nėra išgyvenęs, ir nelinkėčiau nė vienam žmogui to išgyventi. Tai pasirodo, tai galbūt yra dar baisiau negu ta ugnis arba tas smalos katilas, nes tokia yra psichologinė baisi būsena, kad atrodo, kad nei mirtis gali tavęs išvaduoti, nei vaistai gali tavęs išvaduoti, niekas negali tau padėti, iš viso niekas. Nieko, netgi mirtis, nes žinia, kad ir po mirties ta kančia tęsis toliau ir žmogus gali būti kankinamas. Iš šito pasaulio kunigaikštis, kurio mes sakome čia nėra, arba daugelis žmonių sako, kad jo nėra, ten pasirodo. Ir pasirodo, kad jisai kankina tokiais būdais, apie kuriuos turbūt nelinkėčiau nei vienam sužinoti. Tai pasirodo, kad pasakyti, kad kančios po mirties nėra ir kad čia mes galime būti visai ramūs, tai turbūt reikėtų truputėlį su to būti atsargiai. Nes vienas ateistas viename susirinkime pasakojo, kad čia jokios kaltės čia, jokios čia pomirtinio gyvenimo, nieko čia nėra. Čia viskas yra tik tai žmonių išgalvota, kad žmogus elgtųsi sąžiningai, bet turbūt nieko blogo ir nėra tame, kad žmogus elgtųsi ir gyventų sąžiningai. Bet pasirodo, vienas užgėręs toks vyrukas atsistojo iš tos salės ir sako, žinai, tu čia sakai, kad mums čia nėra nei velnio, nei pragaro, nei kančios, čia nieko, bet jeigu mes mirsim ir pateksim į tą kančios vietą kartu su tavim,
kur tu mus suklaidinai ir mes galvojam, kad jeigu Dievo nėra, tai viskas galima, tai mes galime daryti, ką tik norim, bet jeigu mes kartu su tavim pateksim į tą kančios vietą, tai tau gerai nebus. Mes tave ten jau pamėginsim tada pakutenti. Taigi, pasirodo, kad kartais atrodo, kad dalykai, kuriuos kalbėjo Jėzus, skamba kaip pasaka, kad šiandieną patikėti Jėzaus prisikėlimu iš mirties yra gan sudėtinga ir kad yra gyvenimas po mirties, yra gan sudėtinga, bet vis dėlto Jėzus anuo metu barė apaštalus dėl jų netikėjimo. Tai pasirodo, kad jeigu žmogus tiki šventuoju raštu, jeigu žmogus tiki pranašais, jam lengviau patikėti bus ir Jėzumi. Nors ir tai atrodo, kad apaštalai, kurie sekė paskui Jėzų, matė ir girdėjo jo stebuklus, kaip jie čia ir sakė, galingi darbai. Jėzus buvo kaip pranašas galingas darbais ir žodžiais, Dievo ir tautos akyse. Ir mes tikėjomės, kad jis atpirks Izraelį. Įdomi mintis, atpirks Izraelį. Tai žmonės galbūt tikėjo, arba apaštalai tikėjo, kad jeigu Kristus bus nužudytas, tai jis bus kaip auka. Ir tada Romos imperija paleis į laisvę, suteiks nepriklausomybę Izraeliui ir ji bus laisva nuo tos priespaudos. Bet pasirodo, kad Jėzus atėjo, kad atpirkti ne vien tik tai Izraelio tautą ir ne vien tik tai iš vienokios ar kitokios imperijos arba priklausomybės, bet pasirodo, kad Jėzus atėjo atpirkti žmoniją nuo šėtono vergovės, nuo šėtono nelaisvės ir nuo jo kankinimų. Būtent už visą pasaulį, ne vien tik tai už Izraelio tautą. Ir būtent tada, tokiais atvejais, kai mes šitą pasaulį turėsim palikti ir kai nebebus kuo daugiau pasitikėti, nes ir mūsų mielos mamytė šitą pasaulį turėjo arba turės dar palikti ir mes turėsim šitą pasaulį palikti, todėl kad mes esame visi mirtingi, bet ir vėl vienu, kuriuo mes galime pasitikėti, tai mes galime pasitikėti mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, kuris buvo ir yra gyvas ir kuris davė mums pažadą, kad visi, kurie tiki juo, nors ir numirtų, bus gyvi ir kad jis yra būtent tas, kuris gali mums atleisti mūsų nuodėmes ir gali mus išvesti būtent iš tos kančios vietos į laisvę ir ramybę, nes jis mums davė pažadą ir sakė, jeigu Sūnus jūs išlaisvina, tai jūs iš tiesų esate laisvi. Amen. Šiandieną ruošiame švęsti šventąją vakarienę ir